Rojaus lūžo skėtis ir jisai štai kokią nusipirko savo naują skėtį su kokiom spalvom. Žiūrėkit, štai toks mielas pakabutis su grandinėlė. Ir mes paprašėme, kad mums išgraviruotų Puma plus Tėja. Puma tai yra Tėjos katinėlis. Bulvinius blynus su mėsa kepu. Alicai nupirkau štai tokį mielą pakabutį ant kaklo, rakūnas su grandinėlė. Ir dar nupirkau jai juodą tušą, nes pasėjau ten juodo tušo nedaug, tai kad kai baigsis, po to nereikėtų pirkti. O Elijai tokios šukos su veidrodėliu į mokyklą. Alica turi mėlyną tušą ir tie norėjo irgi kokio spalvoto tušą, tai violetinis tušas. Štai tokia va dėžutė ir katinėlis, tie katinėlių fanė. Grįžo Elija su tėčiu iš parduotuvės ir žiūrėkit, ką man nupirko. Aš taip supratau, kad iki švenčių greičiausiai jie mane kasdieną lepins gėlėmis. Ir tai dar toks rudas. Pasibaigė Tėjos tonalinis, nupirkau jai štai tokį. Vėl lauktuvės iš Vokietijos, guminukai vaikams, šokoladai, dezodorantai, dušo gelis, toksai, dezodorantai. Elija dalyvavo rudenėlio konkurse su savo nuotrauka ir jai padovanojo jos nuotrauką atspausdintą ir tokį knygų skirtuką. Elija štai tokių saldainių prisipirko savo broliui sesėm. O aš atvažiavau į neįgalumo komisiją, po traumos visgi liko pakitimai. Negaliu pilnai valdyti rankos, nieko sunkaus kelti, yra ir išnykusių kaulų. Ar jis nemėgino atimti iš savo merginą? Aš jo gerbėja buvau. O mes su Rojumi einame į parduotuvės, jis nori nupirkti sesėm dovanas kalėdinės. Jisai nupirkęs yra Tėjai, bet dar nori Alicai, Elijai nupirkti. Ir žiūrėkite, vau, vau, vau. Vakar norėjom pasivaikščioti po mūsų miestą, pasižiūrėti kaip išpuoštas, bet labai lijo lietus. Taip ir nenuėjome. Reiks kažkurią taip dieną pasivaikščioti.
Mano pusryčiai. Kaip ir kiekvienais metais pas mus tokiam parkelėje, žiūrėkite, kiek dekoracijų įvairių. Buvau nuėjęs į parduotuvę sekmadienį, tėja su Alica į draugo gimtadienį. Tai tėja prašė, kad, pasakė, kad aš nupirkčiau draugui ir dar, aišku, pinigais dovanosime, bet norėjo dar ir dovanėlę tokią padovanoti. Prašė, kad einant į parduotuvę nupirkčiau. O rytoj pas mus Kalnėnuose eglutės įžiebimas. Kalnėnai, tai mes ten eidavom vasarą į Kalnėnų miškus uogauti, tai nežinau. Jeigu rytoj bus geras oras, tai greičiausiai, kad mes eisime. Ten visuomet labai patinka mums. Šiandien taip saulė švietė, o po to labai staigiai apniko.